Pasaulio pasakos. Snieguolė ir 7 nykštukai. Kartą vidury žiemos tolimoje karalystėje sėdėjo prie lango karalienė ir siuvinėjo. Lango rėmas buvo iš juodmedžio. Užsižiūrėjusi į krintančias snaiges, karalienė įsidūrė adatą pirštą ir ant sniego dideliais lašais ėmė kapsėti kraujas. O kad aš turėčiau vaiką baltą, kaip sniegas, raudoną kaip kraujas ir su tokiais juodais kaip šio lango rėmas plaukais, atsiduso karalienė. Netrukus jos noras išsipildė. Gimė duktė, balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, juodais kaip juodmedis plaukais ir buvo pavadinta Snieguolė. Deja, gimus dukteriai, karalienė mirė. Karalius netrukus vedė kitą pačią. Jaunamartė buvo neapsakomai graži, bet pasipūtusi, pavydi ir negalėjo pakęsti dailių moterų. Ji turėjo stebuklingą veidrodį, kurio kasdien klausdavo: Veidrodėli, vėl paklausiu, kas pasaulyje dailiausia. Veidrodis jai atsakydavo: Atsakysiu, jei paklausiai, tu pasaulyje dailiausia. Bėgo metai, Snieguolė augo ir kasdien gražėjo. Karalienė ir toliau klausinėjo stebuklingojo veidrodžio, kas pasaulyje gražiausia. Ir vieną dieną veidrodis atsakė: Tu esi tikra gražuolė, bet prastesnė už Snieguolę. Karalienė žinojo, kad veidrodis nemeluoja. Snieguolė pasidarė gražesnė už ją. Paklaikusi iš pavydo, ji pasišaukė medžioklį ir tarė: Nuvesk Snieguolę į mišką ir nužudyk. Kad būčiau tikra, jog paklusai mano įsakymui ir Snieguolė nebegyva, parvežk man jos kepenis ir plaučius. Medžioklis nuvedė mergaitę į mišką ir jau ruošėsi didžiuliu peiliu perverti jai širdį, bet Snieguolė ėmė verkti ir prašyti: Pasigailėk manęs, palik gyvą, aš nubėgsiu į pačią tankmę ir niekada nebegrįšiu į rūmus. Karalienė nieko nesužinos. Medžiokliui pagailo Snieguolės ir jis ją paleido. Paskui sumedžiojo elniuką ir parnešė karalienei jo kepenis ir plaučius, kaip įsakyta. Karalienė liepė virėjui juos iškepti ir suvalgė, manydama, kad čia Snieguolės kepenis ir plaučiai. Tuo tarpu Snieguolė viena liko miške ir jai širdis nukrito į kulnis. Nežinojo, ką daryti, todėl patraukė, kur akis neša, kur kojos veda per spygliuotus krūmus. Kartais pro šalį prabėgdavo žvėris, bet nieko jai nedarė. Pagaliau pradėjo temti ir Snieguolė nebepavilko kojų iš nuovargio. Staiga proskynoje ji pamatė mažą pirkelę. Durys nebuvo užrakintos ir mergaitė įėjo į vidų. Pirkelėje visi daiktai buvo labai mažučiai, beveik kaip lėlių namelyje. Kambario viduryje stovėjo mažas staliukas, užtiestas gražia balta staltiese. Ant staliuko buvo padėtos 7 mažos lėkštelės, 7 maži šaukšteliai, 7 maži peiliukai, 7 mažos šakutės ir 7 mažos taurelės. Prie sienos, greta viena kitos, stovėjo 7 lovelės. Snieguolė buvo labai išalkusi ir ištroškusi. Nugnybo po kąsnelį iš kiekvienos lėkštutės
ir sriūptelėjo po lašelį iš kiekvienos taurelės. Buvo nusivariusi nuo kojų ir dabar svajojo tik apie miegą. Norėjo atsigulti, bet nė viena lovelė jai netiko. Visos buvo per mažos. Galų gale mergaitė susiraitė paskutinėje ir užmigo. Naktį parėjo pirkelės šeimininkai, 7 nykštukai. Kiekvieną dieną jie rausdavo kalną, ieškodami aukso ir brangiųjų akmenų. Grįžę namo, jie uždegė 7 mažas žvakutes. Tada ir pamatė, kad kažkas buvo užėjęs į vidų, kol jie dirbo. Kas sėdėjo ant mano kėdės? Paklausė pirmas nykštukas. Kas valgė iš mano lėkštės? Paklausė antras. Kas atsilaužė mano duonos? Paklausė trečias. Kas paragavo mano daržovių? Paklausė ketvirtas. Kas išterliojo mano šakutes? Paklausė penktas. Kas pjovė mano peiliu? Paklausė šeštas. Kas gėrė iš mano taurės? Paklausė 7. Pirmasis atsisuko į lovą ir pamatė, kad patalas sujauktas. Kas gulėjo mano lovoje, sušuko jis. Kiti nykštukai irgi puolė prie savo lovų ir vienas per kitą ėmė rėkti. Ir mano lovoje kažkas gulėjo. 7 savo lovoje pamatė kietai miegančią Snieguolę. Jis pašaukė draugus ir šie sulėkę ėmė balsu stebėtis. Paskui jie atsinešė žvakutes ir apstojo lovą ratu. Oi, kokia graži, šnibždėjosi nykštukai. Jie nedrįso žadinti mergaitės. 7 nykštukas tą naktį miegojo su kitais, po valandą kiekvieno draugo lovoje. Išaušo rytas. Snieguolė pabudo ir labai išsigando, pamačiusi nykštukus. Bet jie meiliai paklausė, kuo ji vardu. Snieguolė, atsakė mergaitė. Ji papasakojo, kaip karalienė liepusi medžiokliui ją nužudyti. Bet šis jos pasigailėjęs, kaip į kiaurą dieną ėjusi per mišką, kol užtikusi jų pirkelę. Ar nenorėtum mums šeimininkauti, pasiūlė nykštukai. Virtum valgyti, klotum lovas, skalbtum, siūtum ir lopytum. Jei netinginiausi, galėsi gyventi pas mus kiek norėsi ir tau nieko netrūks. Snieguolė mielai sutiko ir pasiliko pas nykštukus. Kasdien nykštukai išeidavo kasti aukso ir sidabrą, o ji tvarkydavo namus, skalbdavo ir siūdavo. Kai šeimininkai grįždavo namo, jų visada laukdavo vakarienė. Snieguolė visą dieną būdavo namuose viena ir nykštukai ją vis perspėdavo. Būk atsargi, Snieguolė, pamotė greitai sužinos, kur tu, todėl nieko neleisk į vidų. Tuo tarpu karalienė, manydama, kad suvalgė Snieguolės kepenis ir plaučius, nebejojo vėl esanti gražiausia pasaulyje, todėl priejo prie veidrodžio ir tarė: Veidrodėlį, vėl paklausiu, kas pasaulyje dailiausia? Bet veidrodis atsakė: Tu esi tikra gražuolė, bet prastesnė už Snieguolę. Ji miške pas nykštukus, jos gyvenimas puikus. Karalienė išsigando ir įtūžo, nežinojo, kad veidrodis nemoka meluoti. Ir ėmė galvoti, kaip nusiųsti podukrą į aną pasaulį. Ji buvo ragana, todėl greitai sugalvojo. Užsidarė savo kambaryje ir sukūrė nuodingą obuolį. Jis buvo labai gražus ir žvilgus, vienas šonas raudonas, kitas žalias, ir niekas nebūtų atsispyręs pagundai jo paragauti. Bet raudonoji pusė buvo užnuodyta, žaliojoje nuodų nebuvo. Paskui piktoji karalienė pasivertė neturtinga sena kaimietė ir nuėjo į mišką, kuriame gyveno 7 nykštukai. Priejusi prie mažosios pirkelės, pabeldė į duris ir sušuko: Puikus obuoliai, pigiai parduodu. Snieguolė iškišo galvą pro langą ir tarė: Negaliu nieko įleisti, 7 nykštukai man užgynė. Bet gali pažiūrėti, atsiliepė
apsimetėlė obuolių pardavėja, matai, koks gražus obuolys. Tik vienas ir liko, kitus pardaviau. Žinai, aš tau jį dovanosiu, pasidalykim, perpjausiu ir tau atiduosiu savo skanesnę raudonąją, o pati pasiliksiu žaliąją pusę. Pamačiusi, kaip pasiskonėdama senė valgo savo pusę, Snieguolė neištvėrė. Ji paėmė raudoną, nuodingąją pusę ir atsikando, bet kąsnelio praryti nespėjo. Negyva susmuko ant grindų. Patenkinta karalienė bjauriai sukikeno ir nubėgo į rūmus. Atėjo vakaras. 7 nykštukai grįžo namo ir pamatė Snieguolę gulint ant grindų. Ji nekvėpavo. Jie visai bandė ją atgaivinti, bet niekas negelbėjo. Nykštukai suprato, kad mergaitė iš tikrųjų negyva. 3 dienas jie praudojo numirėlę, paskui nutarė palaidoti, bet Snieguolė tebebuvo tokia pat graži ir atrodė kaip gyva. Negalim jos pakasti gilion žemėn, kalbėjo nykštukai. Jie padirbino stiklo karstą, paguldė į Snieguolę, o dangtyje didelėmis aukso raidėmis užrašė jos vardą. Paskui nykštukai užnešė karstą ant aukšto kalno ir paeiliui budėjo prie jo. Kasdien apverkti mergaitės ateidavo visokių žvėrių. Vieną gražią dieną pro tą kalną jojo karalaitis ir pamatė karstą su Snieguolė. Ji jau seniai ten gulėjo, bet nesikeitė, atrodė lyg miegotų. Karalaitis prijojo arčiau apžiūrėti gražuolės ir suprato, kad nebegalės gyventi jos nematydamas. Atiduokit man karstą, paprašė jis nykštukų. Gausit už jį, ko tik panorėsit. Iš pradžių nykštukai atsisakė, paskui papasakojo Snieguolės istoriją. Galų gale jie pasigailėjo princo ir atidavė jam karstą su dailiaja numirėle. Karalaitis įsakė tarnams nešti brangųjį nešulį. Šie užsikėlė karstą ant pečių ir nužingsniavo. Staiga vienas suklupo, karstas krestelėjo ir Snieguolei nuo sutrenkimo iš burnos iškrito nuodingo obuolio kąsnelis. Jie atsimerkė, pakėlė karsto dangtį, atsisėdo ir paklausė: kur aš? Karalaitis apsakė gražuoliai, kas nutiko, ir pasipiršo. Snieguolę sužavėjo dailus vaikinas, be to ji buvo dėkinga jam už išgelbėtą gyvybę. Todėl iškart sutiko. Karalaitis parsivežė mergaitę į pilį ir ėmė ruoštis vestuvėms. Nedoroji karalienė irgi buvo pakviesta. Išsipuščiusi, priėjo prie veidrodžio ir paklausė: veidrodėlį, vėl paklausiu, kas pasaulyje dailiausia? Veidrodis atsakė: atsakysiu, jei paklausiai. Nuotaka pati dailiausia. Įtūžusi karalienė, kamuojama smalsumo, išvažiavo į vestuves. Atvykusi į pilį, ji tuojau pažino nuotaką. Iš siaubo pamotei rankas kojas pakirto. 7 nykštukai jau buvo sugalvoję jai bausmę. Piktoji karalienė turėjo apsiauti raudonai įkaitintas geležinės kurpes ir šokti ant degančių žarijų, kol krito negyva. O Snieguolė laimingai gyveno su savo karalaičiu ir susilaukė daugybės vaikučių. Pabaiga.